Tai yra prezidento įspėjimas. Jei Irano laivas priartės prie blokados, jis bus nedelsiant sunaikintas. Eserio Kaigūro jūrų pėstininkai gali įsilaipinti Irano tanklaivių, o CENTCOM neutralizuos Irano greitaeigius laivus sąsiauryje. Irano stebėjimo dronas praskrido labai arti mūsų naikintojo, todėl jį numušėme. Du naftos tanklaiviai su netikromis vėliavomis plaukė į Kiniją, buvo sulaikyti ir priversti grįžti atgal. Tai visiškai panaikina viską, ką Iranas padarė sąsiauryje. Dabar visų pasaulio šalių laivai gali plaukti išskyrus Irano laivus. 15 amerikiečių karo laivų dalyvauja operacijoje. Misija sąsiaurėje prasidėjo šį savaitgalį, kai 2 naikintuvai perplaukė kanalą. USS Frankas E. Petersonas ir USS Michaelas Murphy buvo pirmieji laivai įplaukę į sąsiaurį nuo konflikto pradžios. Režimas grasino pulti, net jei įplauktų amerikiečių laivai, mes tai darėme, o jie nieko nedarė. Mes ruošiamės išvalyti sąsiaurį nuo minų, kad tanklaiviai galėtų visiškai laisvai plaukti. Irano gyventojai išmetė keletą minų sąsiauryje ir pamiršo, kur jas padėjo. Tačiau mes turime tokius įrankius kaip mūsų Kingfish dronai, kurie yra torpedos formos ir naudoja sonarą jūros dugnui žemėlapiuoti bei paslėptiems sprogmenims aptikti. Mūsų minų ieškikliai GNIFEFŠ taip pat skenuoja jūros dugną. Taip pat turime nuotoliniu būdu valdomus vandens motociklus ir minų ieškiklius, kurie naršo vandenį. Mūsų pakrančių kovos laivai naudoja įvairias priešmininės sistemas, net Seahawk sraigtasparnius, kurie naikina minas iš oro. Netrukus turėsime ir pastiprinimą. Ar JAV iš tikrųjų sugebės pakeisti karo eigą, jei nuspręs įsiveržti į Iraną? Taip, kiti. Šalis padarys. To mums nereikia kitų šalių, atvirai kalbant. Bet jie pasiūlė savo paslaugas. Palikime tai. Tikriausiai paskelbsime rytoj. Karališkasis laivynas turi minų valymo laivų, bet Britai yra reiklus. Jie organizuoja dar vieną susitikimą su prancūzais ir kitais, dėl to ar ir kada jie mums padės. Per mažai, per vėlų, pažiūrėsime. Bet kokiu atveju prezidento tikslai yra aiškus. Mes negalime leisti šaliai šantažuoti ar reketuoti pasaulio, nes būtent tai jie ir daro. Mes to neleisime. Iranas sakė, kad atidarys sąsiaurį mainais į paliaubas, bet melavo ir ima kyšius Kinijos valiuta bei bitkoinais. Zano karinio jūrų laivyno strategas Kvanas pareiškė, mafija tai vadina apsauga, Iranas vadina mokesčių, bet rezultatas tas pats. Kur baigėsi laisvos jūros, prasideda reketas. Atsisakyti sąsiaurio reikštų užleisti Amerikos karinio jūrų laivyno kontrolę. Ir tai pasiųstų žinutę Pekinui, kad jie gali daryti tą patį pietų Kinijos jūroje, per kurią eina kita didelė pasaulinės prekybos dalis. Nafta turi tekėti laisvai, o prekyba turi vykti doleriais, bet kokia grėsmė tam yra grėsmė Amerikos viršenybės pamatams. Izoliuoti Iraną reiškia smogti režimui per piniginę ir daryti spaudimą jo didžiausiam klientui – Kinijai. Sėkminga jūrų blokada sukuria sąlygas visiškam Irano pralaimėjimui. Žinutė perduota. Ar demokratai apsimeta naiviais, ar jie tokie ir yra? Aš tikrai nesuprantu, kaip galima užblokuoti sąsiaurį. Tai galėtų priversti Iranus vėl jį atidaryti. Mes jau anksčiau taikėme jūrų blokadas Iranams, užkirsdami kelią ginklų tiekimui Husių grupuotei ir taip pat Venesuelai. Tai ir pavertė priešus draugais akimirksniu. Rinka mėgsta blokadą. Dow indeksas šiandien pakilo 300 punktų, o naftos ateities sandoriai užsidarė žemiau. Tikėtasi, kad be taikos susitarimo rinka smuks, bet ne. Investuotojai mano, kad blokada veiks ir karinė vadovybė taip pat. Buvęs karinio jūrų laivyno vadas sakė laidai Prime Time, kad karantinas yra tas pats, kas prispausti juos prie sienos. Ir reikia tęsti tol, kol jie pasiduos. Manau, tai tęsis tol, kol išsiaiškinsime, ką daro Iranai. Atakuosime jų vadavietės ir kontrolės sistemas, o jei reikės, tęsime kinetinius smūgius, kaip buvo pasiūlyta. Atakuokite tiltus ir elektrinės, parblokškite juos ir priverskite kentėti. Priverskite juos klauptis, jei reikės. Pirmiausia, bandome tai padaryti apsupdami krovinius, kad sustabdytume naftos eksportą. Jei Kinija supyks, puiku, tai naudinga Jungtinėms valstijoms. Jungtinės valstijos Kinai taip pat jaučia spaudimą. JAV ką tik tapo pasaulinė avarinė atsarga. Netrukus apie tai pakalbėsime.
Pekinas nebegaus pigios ir nesankcionuotos naftos. Kinija brangiai už tai sumokės, o jos tiekimas bus sutriuškintas. Xi Jinpingas netrukus nusileis. Prezidentė, žinant, kad Egiptas yra konflikte, žinau, kad susitiksite su Nao. Bet mes labai gerai sutarėme su Kinija. Jis taip pat nori tai išspręsti. Tikrai nori, kad viskas baigtųsi. Aš taip pat noriu, kad tai baigtųsi. Prisiminkite, kai grasėme tiltui ir elektriniai ir Kinija privertė Iraną pasiduoti. Dabar naftos blokada tikriausiai bus paskutinis smūgis. Iraniečiai bando laimėti laiko. Karo užsitęsus režimas atideda revoliuciją, tačiau jų ekonomika patiria pražūtingą nuosmukį. Ši blokada režimui kainuoja beveik $400 milijonų per dieną. Tai sudaro $13 milijardų per mėnesį. Iranas kaupia naftą tik 2 savaitės prieš uždarydamas gręžinius. Jie mūsų laiku nenugalės, pasaulis ieško mūsų energijos. Daugiau nei 120 tuščių naftos tanklaivių šiuo metu plaukia į Amerikos įlanką. Daugybė laivų šiuo metu plaukia į mūsų šalį pakrauti geriausios naftos. Tikrai. Manau, galima sakyti, kažkas pasakė geriausias ir saldžiausias. Nežinau tiksliai, kas yra saldu, bet kai kalbama apie naftą, tai yra geras dalykas. Bet jie atvyksta dėl mūsų šalies. Atplaukė daug laivų. Irano plieno ir naftos chemijos pramonė buvo sunaikinta. Be pajamų iš naftos belieka pardavinėti pistacijas pakistaniečiams. Gali būti dar blogiau. Prezidentas vis dar svarsto ribotus oro smūgius, sakydamas, kad taikinius lengva pataikyti. Iraniečiai čia praranda kontrolę, o Vansas, kuris su jais dėrėjosi 20 valandų, sakė, kad mes visiškai valdome situaciją. Turime daug pranašumų ir pamatysime, ką darys Iranai. Paliauboms liko tik 8 dienos, o Iranai nesikalba. Jie nesupranta, kad jie nesidera su Baracku Obama. Jie niekada neturės branduolinio ginklo. Iranas gali užsirašyti. Iranas neturės branduolinio ginklo. Mes sutarėme dėl daugelio dalykų, bet jie dar to nepriėmė. Manau, kad jie sutiks. Beveik esu to tikras. Jei jie nesutiks, susitarimo nebus. Susitarimo niekada nebus. Iranas neturės branduolinio ginklo ir mes susigrąžinsime galią. Mes susigrąžinsime. Arba atsiimsime iš jų, arba pasiimsime. Irano gyventojai vis dar gali turėti urano, laikomo giliai po žeme. Turėdami daugiau nei 400 kg šios medžiagos ir nepaisant to, kad Etijų, Ina ir Izraelis atakavo laboratorijas ir mokslininkus, vis dar išliko sudėtinga tunelių sistema po žeme, po jų kalnais. Amerikos palydovai stebi situaciją ir iki šiol niekas nebuvo išvežta į išorę. Pakistanas sako, kad Iranas neturi karinių priemonių tęsti kovą prieš mus. Tai tik laiko klausimas, durys susitarimui dar neužvertos. Taip Axios sakė vienas šaltinis. Abi pusės derasi, tai tarsi turgus. Šį rytą mus pakvietė tinkami žmonės, atitinkami asmenys. Ir jie nori dėrėtis dėl susitarimo. Jie norėtų dėrėtis dėl susitarimo. Tačiau New York Times linki mums pralaimėti karą dėl jų TDS. Nenoriu matyti Netanjahaus ar Donaldo Trumpo sustiprėjusių dėl šio karo, nes jie yra siaubingi žmonės. Abu savo šalyse turi antidemokratinių projektų ir yra tariami nusikaltėliai. Jie yra siaubingi žmonės. Kenkia Jungtinių valstijų ir Izraelio reputacijai pasaulyje. Todėl iš tikrųjų jaučiuosi susiskaldęs. Noriu matyti, kaip Iranas yra nugalėtas kariniu požiūriu, bet nenoriu matyti, kaip šie du siaubingi žmonės sustiprėja. Friedmanas sako, sunaikinkite didžiausią teroristinį režimą pasaulyje ir atimkite iš jo branduolinius ginklus, arba Trumpas laimi. Sunku.